heko tai yra šoninio tvirtinimo varžtas. Taip. Ir, pavyzdžiui, iki šiol šoniniam tvirtinimui, ką mes turėjom, tai yra 2 etalonus. Vienas tai buvo kamo varžtas, bukas galas ir jisai pats lyzdavo ir neskeldavo medienas. Antras etalonas esvė. Tai yra strėlės formos varžtas, kuris pragremžė skylę ir lenda. Taip. O heko iki šiol buvo, tai yra pigi kamo versija. Ir mane tas labai nustebino. Bet kai aš paėmiau heko varžtą ir aš matau, kad nieko panašaus, jis atėjo, dabar jau jis ateina su visiškai naujų konceptų, šonis tvirtinimas su graštelio formos antgaliu. Labai įdomu, čia iš tikrųjų visas pasirinkimas, ne? Matome bukas, matome strėlę ir matome graštelį. Tai kodėl šitoj terasoje yra pasirinktas heko varžtas, tas, kuris yra su grašteliu? Todėl, kad termomediena, mes kaip žinome, yra tokia ganėtinai minkšta medžiaga. Trapi. Minkšta ir trapi. Ir nesinorėtų jos išdraskyti, ką teoriškai daro šitas varžtas. Ir šitas varžtas irgi drasko, ne, ant krašto. Vienas drasko, nes jisai prasidrasko skylę. Kitas pagavęs medieną iškart lenda. Skelia. Šakos ir visi kiti dalykai. Skelia. Graštelis gražiai prašyskė skylę. Ir aš pirmą kartą šitą sprendimą pamačiau fasadinėse lentelės. Tai fasadinė yra 21 mm. Yra kur kas siauresnė. Ir taip gražiai prisitvirtinant buvo, kad aš sakau, aš net įstraukiau varžtą ir aš radau būtent heko su grašteliu. Tai būtent šitoj terasai su termomediena pasirinktas heko varžtas slepiamas A4 nerūdijančio plieno. Ką reiškia A4 yra 2 nerūdijančio plieno. Dar dabar sako, nu gerai, jau jūs čia mus pripasakojat nerūdijantis plienas. Tai dar jau 2 rūšys. Tai dabar kurių velnių. Tai gal tu gali papasakot ar... Aš gal sakyčiau bendrais bruožais, nes A2 tai yra jo dėl elastingumo, jis yra elastingas ir jis yra atsparus termomedžiui, toms lengvom rūgštim. Bet jeigu mes einam jau kietmedį, jeigu mes einam į pajūrio zoną, kur yra stiprios rūgštys, tada ten jau rekomenduoju A4. Aišku, A4 pas daugelį gamintojų yra minkštesnis plienas, su juo nerūdijantis plienas, su juo dar sudėtingiau yra dirbti. Tai tu jau įlindai į tą kataloginę mano dalį apie techninės charakteristikas, tai iš tikrųjų A2 nuo A4 skiriasi atsparumu, A4 yra dar labiau atsparus, šiek tiek skiriasi metalo elastingumas, o iš vartotojo, nes tugi vartoji, tu jos sukioji, tu kokį rinktumėsi, A2 ar A4? Aš matai, aš esu teorinis tas meistras, aš žiūriu, ką... Kaip veikia tiesiog? Reglamente, ką daro, ką rekomenduoja gamintojas. Nes, pavyzdžiui, kietmedžio A4, rojalį tą patį paimkim, ten yra pušis. Gamintojas rekomenduoja A4. Toliau, kamo drivo A2, ten, kur kamo su juostom, A2 net nėra. Aš dirbu su A4, tai aš pakankamai daug arsenalę savo naudoju A4. Aš galiu truputėlį pakomentuoti, kartais gamintojas tiesiog prašoka A2, nerūdijantį plieną ir jau ima jau patį aukščiausią tą standartą A4, reiškia, nes jo užtenka tvirtumo, jo kaina, jeigu taip jau paėmus A2 nuo A4, nėra taip jau, kad ten iš esmės skirtusi ten, pavyzdžiui, dvigubai ir panašiai. Tai kadangi skirtumas nėra toks jau ženklus, tai tiesiog imamas A4, kuris dengia jau tiesiog viską. Jo. Ir čia mes turime heko būtent A4, kuris aš esu visiškai ramus, kad ir labai patenkintas beje rezultato, nes matome, ant kiek švarios ir gražios tas skylutės. Tiesiog varžtas idealiai įsileido, idealiai pasiskandino ir žinau tiksliai, kad jisai atlaikys šitą terasą, lentas tikrai atlaikys. Termomedis yra negyvas medis, tai čia svarbiausia, kad jisai nesurūdytų. Abudu ilgaamžiai, kitaip tariant. Ilgaamžiai, na, aišku, šiek tiek deformuojasi, man šiai. Tik va dar kaip meistras sakau, tu gali irgi ir su grašteliu sugadinti. Jeigu tu neduosi prasigręš medieną, bet iš visos jėgos užguls. Toks įgūdis reikalingas, kitaip. Jo, tu turi pirmiausia jaus, kad varžtas gręžia, prasigręžia, pasiekia konstruktyvą, tada jau spaudžiu ir lendu gilyn. Ypatingai tas yra svarbu, kai pataikai į šaką. Nes šakoj kartais būna pataikai ir va čia va.
suki, lauki, prasigrėži. Žinau. Zukt ir įlinda. Jo, o jeigu būtų bukas varžtas, čia iškart skeltų. Būtų jau šakutės. Tai va, tai ar yra dar kažkokių tai pas tave pastebėjimų iš to, kokį, tarkim, tu, ar galima naudoti, tarkim, tu naudoji prieš tai kamo arba esvę ir dabar pereitum ant heko, ar būtina keisti ir patį įrankį, tavo nuomonė? Ne, šiaip kamo yra idealiausias įrankis mano akim šiai dienai rinkoje. Tai yra giliausia leidžia varžtą, ergonomiškiausias, patogiausias ir panašiai. Tai iš principo šoniniam tvirtinime, jeigu nelinant ten į kažkokius labai didelis nuansus, tu gali bet kokį varžtą su bet kuriuo įrankiu. Tik reikia ten bitukus atsirinkti, nes jų ilgis šiek tiek skiriasi. Taip tariant, jeigu jau investuota į įrankį, bet pastebėjote kažkokių tai nelabai smagių dalykų nuo jūsų varžtų, pamėginkite heko.